Labas, aš Benas Filipauskas, šiandieną su tavimi noriu pakalbėti apie antros pakopos pensinius fondus. Ir pradėdamas kalbėti šią temą, noriu paprašyti paprasto dalyko. Netikėkite tuo, ką šiame video pasakosiu, patikrinkit patys, tikrinkit faktus ir aplamai gyvenime viską patikrinkit, nes taip jūs rečiau kada apgaus. Ir šiandieną aš su jumis dalinsiuos savo patirtimi, savo atradimais, žinojimais, straipsnis skaitytais ir taip toliau, nes turiu ilgametę patirtį būtent susijusią su antros pakopos pensiniais fondais. Kitas dalykas, atskirkite nuomonės nuo faktų. Ir šiandieną aš bandysiu pateikti kuo daugiau faktų, bet žinoma, tarp tų faktų ateis ir mano nuomonė, jūs su ją galite sutikti, nesutikti ir tiesiog galite pakviesti mane padiskutuoti apie tam tikrus dalykus. Plus, mano nuomonė gali irgi kisti. Ir kaip vienas žmogus pasakė, Benai, kartais tavo nuomonė labai kardinaliai keičiasi. Taip, mes galim savo nuomonę keisti ir šiandieną atskirkit nuomonę nuo faktų ir aplamai žiūrėkite labai stipriai, kas yra šnekama viešoje erdvėje ir ar ta nuomonė, kuri yra formuojama viešoje erdvėje, jinai atitinka su jūsų gyvenimo tikslais ir ar ta nuomonė yra jums naudinga. Gal nuomonė, kurią aš sakysiu šiandieną šiame video, jums bus naudingesnė jūsų ateičiai ir jūsų finansams. Tad, žiūrėkime. Antros pakopos pensiniai fondai yra apie jūsų turimą turtą. Ir kuo geriau mes rūpinsimės savo turtu, tuo daugiau turėsime pinigų ateityje. Tai šiandieną aš pamėginsiu jums atskleisti ar parodyti keletą dalykų, kad galėtumėt ateityje turėti daugiau pinigų ir labiau pasitikėti savo ateitimi, o ne sodros pažadais. Vis dėlto mūsų Lietuvoje veikianti sodra yra daugiau apie pažadus, kad mokės pinigus, nes jinai neturi jokio kapitalo. Antros pakopos pensiniai fondai vis dėlto turi savo kapitalą ir šiandieną kalbėsim daug apie antros pakopos pensinius fondus ir tam, kad suprasti, kodėl buvo reikalingos mokesčių reformos, kad buvo kam reikalingos antros pakopos pensinių fondų reformos arba kada jų buvo imtasi, kalbėsim truputėlį apie istoriją, kaip mes atsidūrėme šiandieną šioje vietoje. Bet taip pat, kad geriau suprastumėt, kas aš esu per vienas, taip pat noriu pasidalinti su jumis truputėlį apie save arba apie mane. Kai buvau paauglys, mano tėtis dirbo su individualia įmonė. Ir jisai mokėjo pinigus kas keletą mėnesių į sodrą. Tai reiškia, jis turėjo mokėti už save pats mokesčius. Jisai kartodavo tokią frazę: nesuprantu, kam nešu pinigus į sodrą, vis tiek iš jos nieko negausiu. Jis buvo atsidaręs banke sąskaitą ir buvo pradėjęs pervedinėti ten pinigus kiekvieną mėnesį į tą banko sąskaitą. Ir aš mačiau tą pavyzdį. Ir kai pradėjau dirbti, man nekilo klausimų, reikia ar nereikia. 2008 m. balandžio 20 d. mane pasikvietė pakalbėti apie pensijos fondus, apie kaupimą ir aš, žinoma, sutikau ir pradėjau kaupti tiek antroje pakopoje, tiek trečioje pakopoje. Atėjus kriziai, kadangi sesė studijavo ekonomiką, aš studijavau psichologiją, mes sėdėjom ir galvom, mes kažkur pradėjom kaupti antros pakopos pensiniuose fonduose, ten kažką pervedam pinigų, įdomu, kaip veikia. Ir per krizės įkarštį apie 2009-2010 metus mes iš tikrųjų pradėjome ieškoti informacijos ir mes studentais būdami sugebėjom rasti IRR lenteles, fondų vienetų kainos pokyčio lenteles ir būtent mes pamatėm, kad mūsų bendrovės rezultatai yra geriausi ir mes tiesiog tą klausimą padėjom vėl į šalį. 2013 metais aš pradėjau darbuotis su kompanija mCapital. Ir žinoma, kompanija mCapital konsultavo žmonės apie asmeninį finansų valdymą, tai ir aš pradėjau kalbėti su žmonėmis apie asmeninį finansų valdymą, antros pakopos pensinius fondus, gyvybės draudimus, kaupiamuosius gyvybės draudimus, apsaugas ir kitus dalykus, kas yra susiję su asmeninis finansais. Ir 2017 metais netgi buvau sukūręs seminarą Sukaupk daugiau antroje pakopoje. Nes man rūpi, kad žmonės taupytų daugiau antroje pakopoje, nes labai paprasta mintis yra. Mes ar taip jau esame įtraukti ir ne šiaip valstybė nori, kad mes taupytumėm savo ateičiai, o todėl, kad mato tikrai didelę problemą būtent antroje pakopoje. Ir būtent šitoje vietoje mes labai gerai turime suvokti, kad
turim rūpintis tais pinigais ir aš noriu padėti žmonėms rūpintis tais pinigais. Ir tą seminarą tuo metu aplankė apie 500 žmonių. 2023 metais, gegužės mėnesį, mes su kolege Laura Šeškienė pradėjom kitą seminarą Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Šiandieną dirbu jau beveik daugiau negu 10 metų su asmeniniu finansų valdymu. Žinau, kad daug žmonių šitą klausimą yra taip giliai padėję, kad net nežinau, kur kaupia antroje pakopoje, o kartais net nustemba sužinoję, kad turi daugiau negu 10 000 eurų sukaupę antroje pakopoje. Ir taip pat šiandieną, 23 metų rugpjūčio mėnesį, startuoju su savo YouTube kanalu. Ir šiame kanale žadu dalinti savo patirtimi, atradimais ir visais kitais dalykais, kas yra susijęs su asmeniniu finansų valdymu. Ir šiandieną tai yra toks pirmas didelis video, kurį įkelsiu, tikiuosi, kiti bus trumpesni, bet šitą temą aš jau ilgai gvildenu ir ją ruošiuosi, tad šiandieną būtent su ją ir noriu pradėti šį kanalą. Ir jeigu jums patiks šis turinys, tai kviečiu jūs laikinti, subscribinti, komentuoti, nes kiekvienas jūsų laikas, kiekvienas naujas prenumeratorius ar komentaras man yra svarbus, kad kur galėčiau tokia pradedančio YouTube kanalo, veikėjo prašymas, kad reaguotumėte į šiuos video, nes tai bus man paskata kurti daugiau turinio ir su jumis dalintis savo gyvenimo patirtimi, kas yra susiję su asmeniniu finansų valdymu ir būtent ir kitomis temomis, kurios yra susijęs su tai. Ir nuo ko prasidėjo antros pakopos pensiniai fondai? Antros pakopos pensinių fondų istorija prasidėjo nuo tai, kad Lietuva stojo į Europos Sąjungą. Ir stojant į Europos Sąjungą iškėlė tam tikrų reikalavimų Lietuvai. Vienas iš reikalavimų buvo sukurti 3 pakopų pensijų sistemą. Kodėl to reikėjo? Nes Europos Sąjunga aiškiai matė, kad Lietuvoje veikianti paprasta sodros sistema, kur dirbantieji suneša pinigus, ir yra padalinami tie pinigai nedirbantiesiems arba pensininkams, jau seniai nebeveikia. Ir jie būtent seniai jau sukūrė pensijų sistemas, kur žmonės savarankiškai kaupia pinigus ir tai reiškia kapitalą. Neatsitikė, kad valstybė iš niekur paims pinigų, o žmonės patys turi sukaupę kapitalą. Tuo tarpu Lietuvoje iki 2004 metų žmonės savo ateičiai kapitalo nebuvo skatinami taupyti. Ir būtent 3 pakopų pensijų sistema buvo apie tai, kad su valstybės parama ir valstybės priežiūra žmonės taupytų kapitalą savo ateičiai. Ir kodėl ta sistema nebeveikia? Yra labai aiškiai reikia žinoti, kad iki 2000 po antrojo pasaulinio karo buvo labai didelis gimstamumas. Ir tas būtent gimstamumas lėmė tai, kad atsirado labai daug žmonių, jaunų vaikų, kurie šiandieną išeidinėja į pensiją. Ir dar vienas dalykas yra svarbus, kad maždaug 70-80 metais, kada atsirado būtent tam tikros šeimos planavimo priemonės kaip kontraceptika, tai skatino mažėti gimstamumą ir būtent mažiau vaikų gimė. Ir būtent tas mažėjančių vaikų skaičius lėmė tai, kad šiandieną vis daugiau žmonių išeina į pensiją, bet dirbančiųjų nedaugėja, o pensininkų dauginas. Ir būtent mes šitoj skaidriai matome, kad proporcija, kada pensininkų skaičius didėja, o dirbančiųjų nedidėja, būtent tai ir išreiškia, kad vienam dirbančiam tenka vis daugiau pensininko. Ir pačioje pradžioje ta pensijų sistema atrodė labai paprastai. Tai buvo sodra, 1 pakopa, 2 pakopa, privatus pensiniai fondai ir 3 pakopa savarankiškas kaupimas, kur kiti dar produktai atsiranda, kada žmogus galėtų kaupti. Ir paprasta mintis buvo, kad žmonės iš sodros bus pervedama tam tikra pinigų dalis tai reiškia žmogus dirba, taip, ir tam tikra pinigų dalis bus pervedama į sodrą. Ir iš sodros bus mokama į antros pakopos pensinius fondus. Ir kaip matome, ir po to, kai ateis pensinis amžius, iš antros pakopos pensinių fondų jau bus iš to sukaupto kapitalo išmokos. Ir iš pradžių buvo mintis tokia, kad palaipsniui
didins įmokas į antros pakopos pensinius fondus, tai reiškia 2004 metais bus 2,5 procentų, 2005 metais 3,5 procentų, 2006 4,5 procentų ir po to pasieks 5,5 procentų ir turėjo iš tikrųjų 5,5 procentų eiti ir toliau ir būti tokia įmoka į antros pakopos pensinius fondus. Bet šioje vietoje atsiranda didelis bet. 2008 metais atėjus krizei, ką reikėjo daryti? Reikėjo iš tikrųjų valstybei gelbėti savo būtent biudžetą, sodros biudžetą. Ir tenais nebuvo pinigų. Ir kaip matome, sodros biudžetas nuo 2011 metų iki 2017 jau ir taip važiavo žemyn, mes tik tai tokius duomenis ten radome, bet 2008 metais, 2009 metais būtent tuo metu buvusi valdžia pasakė tokį įdomią frazę. Mes šiandieną turime rūpintis esamais pensininkais, o ateities pensininkais pasirūpinsime ateityje. Tai reiškia, ne mūsų problemos, kaip spręsti ateities valdžios, ateities pensininkų problemas. Jie tuo metu sumažino mokėjimus į antros pakopos pensinius fondus iki 2,2 procentų 2009 metais, 2010-2011 metais 2 procentus be pervedė iš sodros į antros pakopos pensinius fondus ir 2012 metais tik tai 1,5 procentų. Ir kaip matome, sodros biudžeto skola jinai toliau didėjo ir niekur jinai nesitraukia. Ir toks sumažinimas, žinoma, nepatiko Europos Sąjungai, nes Europos Sąjunga būtent kai įstojo Lietuva, jinai norėjo, kad lietuviai sutartų gerą pensijų sistemą, kur būtų pinigų. Bet kai iš sodros yra nepervedama pinigų arba 1,5 procento, tai aiškiai reiškia, kad tenais pinigų nėra. Ir Europos Sąjunga 2013 metais išleido tam tikras rekomendacijas Lietuvoje, kurioje vieną iš jų matote savo ekranuose. Aš jos neskaitysiu, bet jos pagrindinė esmė yra, kad didinti ir skatinti žmonės taupyti antros pakopos pensiniuose fonduose. Ir būtent šitoj vietoj, kas buvo svarbu, kad 2013 metais buvo vėl didelė reforma daryta, kada žmonės galėjo pasirinkti, kaip jie kaups. Ir buvo pasiūlyta sistema 2+2+2. Ką jinai reiškia? Tai reiškia, kad 2013 metais buvo į pensijų fondus pervedama 2,5 procento, bet nuo 2014 metų iš sodros būtų pervedama 2 procentai, 1 procentas nuo vidutinio darbo užmokesčio ir 1 procentą turėtų skirti žmogus nuo savo popierinio atlyginimo. Ir 2016 metais jau turėjo būti 2+2+2, o nuo 2020 metų turėjo būti sistema 3,5+2+2. Įdomus dalykas, kad buvo ne vienas straipsnis rašytas, kad jeigu 2020 metais lietuviai pradės kaupti pagal tą sistemą 3,5+2+2, tai Lietuva bus viena iš daugiausiai atsidedančių į būtent tokį įrankį valstybė Europos Sąjungoje. Bet dėja, gyvenimas yra gyvenimas ir taip neįvyko. O nevyko dėl paprastų priežasčių. Kaip matome, 2013 metais žmonės taip pat galėjo rinktis kaupti minimaliai, kaupti maksimaliai arba stabdyti kaupimą. Ir žmonės pasirinko. O pasirinko labai paprastai. Apie 24 tūkstančius žmonių stabdė kaupimą. Apie 400 tūkstančių žmonių pasirinko kaupti maksimaliai. Ir 684 tūkstančiai žmonių pasirinko nieko. Jie pasirinko kaupti minimaliai. Ir su šitai žmonėmis ateityje išryškėjo tam tikros problemos. O ta problema buvo labai paprasta. Pasirodo, kad žmonės, kurie kaupė antroje pakopoje ir skyrė tik tai 2 procentus, jeigu jiems buvo virš 40 metų, tai jų, kadangi iki to laiko, jeigu žmogus kaupė antroje pakopoje, sumažėdavo ir sodros pensija, tai jų sumažėjusi sodros pensijos dalis būdavo didesnė, negu jie ateityje gaus iš antros pakopos pensinių fondų. Ir tai lėmė, kad nors atrodo iš pirmo žvilgsnio gera reforma ir gera mintis,
bet žmonių įsitraukimas buvo per mažas ir todėl ta sistema ir ta reforma neveikia taip, kaip turėjo veikti. Dar viena problema, kuri išaiškėjo, tai, kad žmonės kaupia netinkamoje rizikoje pagal amžių. Ir apie tai pakalbėsiu dar sekančiam topike, kai kalbėsime apie strategijas, kokią reikia strategiją naudoti kaupiant antroje pakopoje. Taigi, 2019 metais mes turime laiką, kada vėl atėjo pensijų sistemos reforma. Ir būtent šitoje vietoje mes galim trumpai apžvelgti, ką mes turėjom iki 2019 metų. Pirmas dalykas, 2004 metais susikūrė pensijų sistema, kuri pagal pirmą planą važiavo pakankamai fainiai iki 2008 metų krizės. 2008 metais atėjus kriziai, kadangi nebuvo surenkamas pakankamas lėšų kiekis pensininkams išmokėti pensijoms, valdžia pasakė, ateities pensininkais pasirūpinsime ateityje, dabar turim rūpintis dabartiniais pensininkais ir buvo sumažintas pervedimas į antros pakopos pensinius fondus labai stipriai. 2013 metais ES teikia Lietuvai rekomendacijas dėl skatinimo antroje pakopoje aplamai pensijų sistemos žmonių dalyvavimo ir valdžia priėmė tam tikrus sprendimus. Tai būtent 2013 metais sukurta sistema 2+2+2, kad žmonės kauptų savo ateičiai. Bet žmonės nesėmė pakankamai iniciatyvos, jie žiūrėjo vangiai ir didžioji dalis žmonių liko kaupti minimaliai. Ir būtent šitoj vietoj gavosi tai, kad žmonės kaupdami minimaliai sukaupt savo ateičiai pinigų mažiau, negu sumažės jų pensijos sodra. Taigi, ką mes turime? 2019 metais ateina laikas vėl pensijų sistemai dėl paprastos priežasties, nes pati sistema lyg ir gera, bet žmonės per mažai imasi patys iniciatyvos ir todėl valdžia turi daryti tam tikrus pakitimus. Ir nuo 2019 metais pakitimai tokie. Leido kaupti palaipsniui maksimaliai arba stabdyti kaupimą. Tai reiškia, jeigu prieš tai galėjo žmogus pasirinkti ar kaupti minimaliai, ir tai reiškia tik tai 2 procentus iš sodros, ar kaupti maksimaliai, tai reiškia eiti prie 2+2 sistemos, tai šiuo atveju nelieka galimybės pasilikti prie minimalaus kaupimo, yra palaipsniui, kada žmogus pradės vėl maksimaliai kaupti. Kitas dalykas, pakeisti darbo užmokesčio skaičiavimo principai ir kartu buvo pakeistas toksai dalykas, kad jeigu prieš tai sakydavo, kad sodra perveda savo lėšų į antros pakopos pensinius fondus, tai šioje vietoje buvo priimta tai, kad žmogus per sodrą perveda į antros pakopos pensinius fondus, bet ne iš sodros biudžeto. Tai reiškia, kad tie pinigai neturėtų patekti kaip ir į sodros biudžeto, o jeigu žmogus kaupia, tai jau tiesiog savarankiškai ir perveda tuos pinigus į sodrą. Tai ne mokesčių pinigais, ne? Ir šitoj vietoj būsima pensija sodros nemažėja dėl kaupimo pensijoje. Taip išsprendžia keletą dalykų, būtent šitas dalykas sprendžia tai, kad ateities pensija dėl kaupimo antroje pakopoje nemažės. Ir kitas svarbus dalykas, tai yra dabartiniai pensininkai neverkia dėl to, kad žmonės kaupia antroje pakopoje ir dėl to jiems yra mažos pensijos. Tai tokias dvi mažas problemytės išsprendė su būtent šitą vietą. Taip pat, kas buvo pakeista, tai investavimo strategija, kaupimo bendrovėms buvo liepta, galima sakyti, sukurti pensijų fondus pagal amžių ir pradėti suskirstyti žmonės pagal amžių į fondus, nes kaip matosi daryti tyrimai, 2016 metais net 70% žmonių kaupė netinkamoje rizikoje pagal amžių. Ir būtent buvo sumažinti labai stipriai turto valdymo mokesčiai ir aplamai jau ne vienerius metus iš eilės buvo mažinami antros pakopos pensinių fondų mokesčiai ir šiandieną jie yra likę labai minimalūs. Ir čia iš karto galiu pasakyti, kodėl jūs niekur neišgirsite teigiamas nuomonės apie antros pakopos pensinius fondus, todėl kad
nėra pardavėjams normalaus komiso, už ką pardavėjai norėtų kalbėti su žmonėmis apie antros pakopos pensinius fondus. Ir kai nėra normalaus komisinio, pardavėjų nėra ir nėra kas iš tikrųjų edukuotų ir kalbėtų. Todėl ir užstotų būtent šitus produktus. Todėl, kas gaunasi, kai mes nori žmogus kažkoksai pastumti labai lengvai ant valstybės, tai jiems yra labai lengva imtis tokius produktus kaip antros pakopos pensinius fondus ir taip toliau, apie juos kalbėti neigiamai, nes šitie produktai neturi savigynos. Nėra kas juos užstotų ir kas juos jais domėtųsi, ir bent jau žmogus, kuris norėtų su jumis kalbėti ir atsakinėti į jūsų prieštaravimus, nes kokia nauda žmogui domėtis, nes nėra jokio finansinio paskatimo. Tad šitoje vietoje labai atsargiai žiūrėkit į viešoji erdvėje esančią informaciją. Ir būtent, kas dar atsirado, automatinis įtraukimas žmonių į antros pakopos pensinius fondus. Vos neužmiršau paminėti, tai naujas išmokėjimo būdas, tai mes taip pat ir pakalbėsim dar apie išmokėjimo būdus, kada, kas, kaip, kur, kame. Ir būtent, ką pasirinko gyventojai. Pasirinko gyventojai 2019 metais, iš tikrųjų pasirinko kaupti maksimaliai, bet ne savo, tai yra prisidėti prie savo ateities savo lėšomis netgi praktiškai visi, nes kito būdo ir nebuvo, kito kelio, bet iš tikrųjų nemažai žmonių iš tikrųjų ir stabdė kaupimus ar pasiėmė atostogas. Ir būtent šioje vietoje mes matome pereinamąjį laikotarpį, kaip viskas atrodė. Tai reiškia, 2018 metais dar buvo 2+2+2 sistema, nuo 2019 metų tas, kas pasirinko pereinamąjį laikotarpį, tai reiškia, buvo pereinama 1,8% nuo jų darbo užmokesčio ir 0,3% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Ir būtent taip palaipsniui iki 2023 metų jau buvo 3% ir 1,5%. Ir šiais metais valdžia skyrė beveik 4 milijardo žmonėms, kurie kaupė antroje pakopoje ir prisideda savarankiškai savo lėšam. Tai reiškia, kurie žmonės kaupė antroje pakopoje, tai tiem žmonėms bus išdalintas netgi 4 milijardo eurų. Ir čia aš mėgstu paprastai pasakyti, kad labai dažnai žmonės ieško geriausios investicinės grąžos. Yra toks labai paprastas pasakymas, kad jeigu valdžia remia ir iš karto tau perveda į tavo sąskaitą pinigus, tai jau iš karto yra pelnas. Tai būtent šitoje vietoje irgi galėsim pasižiūrėti į tą pelną truputėlį daugiau. Ir ką mes matome, kad jeigu žmogus ant popieriaus uždirbo 840 eurų, jisai į savo antrą pakopą savo pinigų skiria 25,20 eurus ir valstybė jam prideda 23,85 eurus. Tai yra paskata procentais 95% nuo jūsų pereinamų pinigų. Ir jeigu mes tai pasižiūrėsim, tai iš tikrųjų žmogus, kuris uždirba 4,000 eurų ant popieriaus, jis perveda į antros pakopos pensinius fondus 120, valstybė šiais metais prideda 23,85 eurus ir būtent šitoje vietoje yra 20%. Ir visi kiti, tai reiškia tikrai pelninga grąža už tai, kad mes tiesiog pervedam pinigų, iš karto gaunam pakankamai nemažą grąžą. Ir aš mėgstu sakyti, kad jeigu yra galimybė pasimti iš valstybės pinigus, tai juos ir reikia pasimti į savo sąskaitą. Tai antroje pakopoje mes, jeigu valstybė duoda, tai mes turime ir tuos pinigus pasimti. Ir tikiu, kad ne visi jūs uždirbat 4,000 eurų ant popieriaus. Tai reiškia, daugelį iš jūsų, kai žiūrite šitą video, tikrai apsimoka kaupti antroje pakopoje. Bet šitoje vietoje visą laiką yra svarbu pasitarti su finansų konsultantų, asmeninių finansų konsultantų. Galite kreiptis ir į mane, parašyti man, galim susitarti Zoom'o kažkokį tais pokalbį, kada galėsim apkalbėti, pasižiūrėti, kas yra geriausia jūsų atveju. Ir taip pat yra nustatyta galimybė kaupti daugiau negu numatyta įstatyme, bet ir taip pat tos įmokos yra neapmokestinamos GPM mokesčiais. Tai šitoje vietoje reikia aiškiai suvokti, kad iki tol visos įmokos darytos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčių. Papildomos įmokos nebūtų apmokestinamos, todėl šitoje vietoje
aš nemanau, kad pats geriausias būdas yra pervesti papildomai į antros pakopos pensinius fondus, nes tais pinigais mes negalėsim naudotis iki prieš pensinio laikotarpio. Tuo tarpu, jeigu mes naudosime kitais įrankiais, kuriems yra irgi mokesčių lengvata, gyventojų mokesčių lengvata, mes galėsim tais pinigais naudotis anksčiau. Dabar kyla klausimas 3% ar lygu 3%. Kadangi 3% yra skaičiuojama nuo jūsų popierinio atlyginimo, tai nuo į rankas atlyginimo gaunamo, tai 3% yra 49 eurai 15 centų. Pavyzdžiui, jeigu jūs į rankas gaunate 1000 eurų, tai ir kaupėte antroje pakopoje, vadinasi, jums į antros pakopos pensinį fondą nuolatos yra pervedama 49 eurai 15 centų. Jeigu jūs pasiemate atostogas, tai ar nuo kaupimo, tai jums į rankas būtų nebe 1000 pervedama, o 1049 eurai 15 centų. Tai 3% yra skaičiuojama nuo jūsų popierinio atlyginimo. Dabar kitas svarbus dalykas yra pakalbėti aplamai apie pačią investavimo strategiją, apie kaip mes pinigus atsidedam savo ateičiai. Ir šitoj vietoj yra labai svarbus tas toksai strategija, kintančio investavimo strategija. Ir ką jinai sako, kol mes esam jauni, reikia investuoti kuo ilgesnį laikotarpį į akcijas ir artėjant pensijai mažinti akcijų dalį ir didinti obligacijų dalį. Taip paprastai pasakius. Ir ką mes matome, kad tokiu būdu mes galime gauti patį geriausią rezultatą, tai reiškia galime sukaupti didžiausią dalį pinigų, nes akcijų rinkui vis dėlto istoriškai žiūrint, akcijų rinka gali didžiausią grąžą atnešti, bet jinai taip pat tam tikrų momentų turi ir didžiausius svyravimus. Tuo tarpu obligacijų rinka jinai turi mažesnius svyravimus, bet jinai gali stabilesnę grąžą, bet mažesnę. Ir būtent pagal tai mes turim aiškę strategiją. Ir ką lietuviai turėjo iki 2016 metų, padarytas tyrimas rodo, kad 69,7% kaupiančių antroje pakopoje kaupia netinkamame fonde pagal jų amžių. Tai reiškia, jauni žmonės kaupia per daug konservatyviai, o senyvi žmonės, kuriems jau artėja pensija, per daug rizikingai. Dėl to buvo priimtas Lietuvos banko toksai įstatymas ir pataisa antros reformoje, kad kiekviena fondas turi sukurti fondus pagal amžių ir būtent tie fondai pagal amžių, ką jie turi daryti, jie turi valdyti pinigus pagal pasirinktą strategiją ir būtent jeigu jūs esate, tarkim, fonde kaip ir aš, nuo 1982 metų iki 1988 metų gimimo, kompanija investuos mūsų pinigus pagal tą strategiją pasirinkti. Ir šitoje vietoje aš galiu parodyti jums Lietuvoje esančių draudimo bendrovių strategijas, jas galite rasti Lietuvos banko puslapyje. Ir ką mes čia aiškiai matome, kad taip šiandieną ir renkasi strategiškai, kad kuo ilgesnį laikotarpį kompanijos kauptų maksimaliai akcijų rinkoje ir po to mažintų į būtent į konservatyvų, į obligacijas. Ir viena bendrovė, jinai ilgiau kaupia maksimaliai ir čia šitoje vietoje yra kompanija Group Index, su kuo šiandieną ir bendradarbiauju. Ir kas man labai patinka, tai kad žiūrint rezultatus, matosi iš karto ir pensijų fondų kaupimo rezultatus, iš karto matosi ir būtent jų šitos strategijos pranašumas. Nes jų pagrindinė idėja yra labai paprasta, kuo ilgiau kaupti žmogaus finansus būtent maksimaliai, kad kuo didesnę grąžą atnešti ir po to jau perėti kuo daugiau būtent į tą konservatyvų. Ir per dešimtmetį būtent praeina tas ekonominis ciklas ir būtent tikrai ten matom šiandieną jau nagrinėdami, kad būtent toje kategorijoje žmonių grąža žmonėms yra surenkama didesnė. Ir kitas dalykas yra turto valdymo mokesčiai. Tai turto valdymo mokesčiai, kaip kalbėjome, jau mažinami ir šiandieną vėl mes matome, kad nuo 2021 metų kompanijos jos turi
0,5% tik tai turto valdymo mokestį ir tai yra pagrindas, iš ko uždirba būtent kompanijos. Ir šioje vietoje vėl GoIndex, jo pagrindinis dalykas, tai yra mažinti kaštus, būtent kuo daugiau žmonės taupytų savo ateičiai, tai GoIndexas yra ir sumažinęs savo turto valdymo mokestį iki 0,45%. Tai kiek pensijų fondai uždirba nuo mūsų pinigų? Ką mes žinom, kad pensijų fonduose yra šiandieną sukaupta apie 6,4 milijardai eurų ir kad kaupiančių yra apie 1,4 milijono. Tai vadinasi, vidutiniškai žmogus turi 4571 eurą ir 42 centus pensijų fonde. Ir vadinasi, ką mes galim suskaičiuoti, kiek maždaug apytiksliai kiekvienas žmogus, kiek uždirba pensijų fondas būtent nuo žmogaus. Tai 4571 eurą, 42 centus dauginam iš turto valdymo mokesčio, kas yra 0,5% maksimalus, ir gaunam, kad vidutiniškai nuo žmogaus pensijų bendrovė uždirba 22,86 centus. Kas aš sakyčiau, tai kad kompanija rūpinasi mūsų pinigais ir mūsų ateitimi, tai nėra kažkas labai daug, plus mes visiškai tikrai nejaučiame to uždarbio. Ir šitoje vietoje, bet tai yra, kompanija gali paimti, bet tikrai atsiranda ir pakankamai kitų išlaidų, kad jinai galėtų rūpintis. Tai šitos vietoje tikrai nėra tai didelis uždarbis. Ir kaip prasideda tas kaupimas? Šiandieną daugelis žmonių yra automatiškai bus įtraukti į pensijų kaupimą. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, šiandien daugelis žmonių jau kaupia antroje pakopoje ir turbūt kiekvieną dirbantį galim paimti Lietuvoje ir kažkokiu būdu jisai bus įtrauktas ar sustabdęs, ar kažkaip jo gyvenimas jau bus prisilietęs prie antros pakopos pensinių fondų kaupimo. Ir šiandieną automatinis įtraukimas vyksta labai paprastai. Jūs pradedate dirbti, jaunas žmogus pradeda dirbti ir jį sausio mėnesį, jeigu jisai moka mokesčius, jisai jau bus įtrauktas į pensijų fondą. Ir geriau jau rūpintis būtent tais pinigais savo ateičiai. Taip. Ir kur kaupiam ir ar kaupiu. Jeigu mes norim sužinoti, mes šitą informaciją galim labai greitai sužinoti. Prisijungę prie Sodros puslapio, sodra.lt, prisijungkite per gyventojų ir čia mes atsidarę, jūs labai greitai pamatysite, kokioje bendrovėje ar kaupite ir būtent kokioje bendrovėje kaupite. Kaip matote, aš šiuo metu kaupiu GoIndex kompaniją, nes aš manau, kad šita kompanija ateityje gali tikrai sugeneruoti didžiausią grąžą ir jinai tikrai turi potencialą. Ir jeigu norėsite daugiau sužinoti, galėsim pakalbėti apie GoIndex atskirame video, kur papasakosiu tiesiog, kodėl manau tenais verta kaupti. Tad laukite, neužilgo dar pasirodys dar vienas video apie GoIndex atskirai. Ar galiu keisti pensijų fondą? Aš manau, kad ne tik tai galite, bet ir reikia. Jeigu jūsų pensijų fondas veikia netinkamai ir, kaip tai pasakysiu, jeigu galima pensijų fondą gauti didesnę grąžą, reikia jį keisti. Kaip atsirinkti pensijų fondą? Pensijų fondas yra prižiūrimas Lietuvos banko ir jie veikia labai panašiai terpėje. Tad jie saugus, pinigai yra saugus, tai yra atskira tema, kurią šiandieną mes tikrai nesigilinsim, nes dar galėčiau kalbėti turbūt apie antros pakopos pensinius fondus labai ilgai ir daug vietų paliesti, bet šitoje vietoje aš tikrai nekalbėsiu ir nesigilinsim į šitas vietas. Bet vienas iš svarbiausių dalykų tai yra, kaip mes patys lengvai galim prieiti ir pamatyti savo informaciją apie pinigus. Ir kitas dalykas, tai žinoma, yra pelnas. Ir mes šiandieną vėl turime kompanijas, galima suskirstyti į 3 tokias kategorijas. Tai yra šiandieną mes turime 6 kompanijas veikiančias Lietuvoje, 3 bankai turi antros pakopos pensinius fondus, 2 yra draudimo bendrovės kartu su antros pakopos pensiniais fondais ir 1 kompanija yra specializuota antros pakopos pensinių fondų ir 3 pakopos pensinių fondų. Ir mano manimu, kad kai kompanija verčiasi vienu produktu ir turi vieną produktą arba pagrindinį produktą, tai jinai ir yra specializuota toj srity, jinai gali geriausią rezultatą ir gauti. Ir šiandieną tokia kompanija yra būtent GoIndex. Ir pasižiūrėjus jos rezultatus, nors jinai dirba
Lietuvos rinkoje pakankamai neilgai, jinai jau dirba su tom strategijom ilgesnį laikotarpį Estijoje, Latvijoje ir mes matome, kad tose valstybėse šita kompanija laimi savo rezultatais ir turi gerą pelną. Ir taip pat, kur rasti informaciją apie pelną, tai mes galime rasti būtent Lietuvos banko puslapį, tiesiog reikia įrašyti į Google paprastą tokį parašymą antros pakopos rezultatai. Labai lengva ten išmes jums tokią lentelę, ten pasirinksite naujausią numerį ir tiesiog atsidarius Excelį galėsite pasižiūrėti. Šiuo atveju mes turim birželio mėnesio 23 metų ataskaitą ir galim pasianalizuoti vėl antros pakopos pensinių fondų rezultatus. Ir tikrai GO indeksas daugelį sričių būtent antroje vietoje yra jų rodiklis ir taip pat matome, kad kur yra vyresnio amžiaus, tai būtent ne pačio vyriausio amžiaus, bet tenais, kur žmonėms reikia jau ta ilgesnė grupė, kur yra vėliau perima į akcijų rinką, kitose bendrovėse anksčiau perima, tai būtent toj kategorijai GO indeksas ima pirmą vietą. Tai galima aiškiai matyti, kad jie ilgesnį laikotarpį išlaikys aukštesnę grąžą. Ir su mūsų, jeigu mes esame jauni, tai būtent su mūsų pinigais jie irgi valdydami ilgesnį laikotarpį išlaikys aukštą grąžą, ką reiškia, kad tai mes turėsime daugiau pinigų ateityje. Tai man patinka šitą strategiją ir tikrai aš ją renkuosi. Kitas klausimas, kurį klausia žmonės, tai kiek aš vis dėlto ten pervedu pinigų, arba tiesiog žmonės nežino, kiek perveda pinigų. Ir šitoj vietoj, kas yra svarbu, kad mes galime nukeliauti į Sodros puslapį, taip pat ir pasidaryti dar vieną ataskaitą, kuri vadinasi REP 11. Ir jinai vadinasi į pensijų fondus pervestas kaupiamosios pensijų įmokos. Ir būtent ten galite aiškiai pamatyti, kiek pinigų kiekvieną mėnesį perveda jums į jūsų pensijos fondą. Kaip matom pateiktame pavyzdyje, ten žmogus dirba ir jeigu jisai jo pensijų fondą sausio mėnesį buvo pervesta 51,87 € jo uždirbtų pinigų ir 20,85 € buvo pervedusi būtent kompanija. Ir kyla klausimas savarankiškai dirbantiems žmonėms, ar jie gali pervesti į antros pakopos pensinius fondus, ar jie gali kaupti. Taip, jie gali ir lygiai taip pat yra paskata jiems irgi mokama. Ir atveju analizė, tokią vieną atveju analizę mes turim iš ankstesnį žmogaus, kuris ilgesnį laiką dirba su darbo užmokesčio ir kaupimo pradžia 2011 gegužės 28 dieną ir kada mes ataskaitas žiūrėjom, tai 2023 metų kovo 31 dieną ir įnešta savų lėšų 8726,90 € iki to laiko. Gautas paskatimas iš valstybės biudžeto, tai būtent per tas visą laiką kaupė maksimaliai, ten kaip buvo 2+2+2 sistema, tai iš karto maksimaliai visą laiką kaupė, tai pasiėmė visus galimus pinigus iš valstybės iki tos datos, tai jinai gavo 1552,71 € paskatos, tai tiesiog už tai, kad jinai pridėjo savo tam tikrą pinigų dalį. Ir investicinis prieaugis per tą laikotarpį yra 4225,62 €. Tai iš tikrųjų savų pinigų įdėjo 8726,90 € ir bendras pelnas 5778,33 €. Ir visa sukaupta suma tai dienai 14,505 €. Tai vadinasi, jinai per tą laikotarpį jau bendro pelno turėjo netoli 6000 €, o šiandieną jau turbūt ir viršė 6000 €. Ir kas įdomiausia šito atveju analizė, kad jeigu, tarkime, tai atsitiktų, kad tas žmogus sustabdytų kaupimą ir kas šiandieną yra negalima, bet įsivaizduokime taip, kad daugiau niekada neįmokėtų jokios pinigų sumos ir taupytų ir tie pinigai toliau dirbtų ir gautų metinį 5 procentų prieaugį. Tai gautųsi, kad tas žmogus sukauptų savo pensijai po 30 metų 64 805 €. Tai vadinasi, tie pinigai per tą laikotarpį dar iš tikrųjų keletą kartų padvigubės. Ir tas 14 800 €
pavirs į 64 tūkstančius eurų. Todėl ir verta yra kuo anksčiau pradėti investuoti ir taupyti. Ir artėjame prie tokios vienos paskutinės svarbios dalies. Tai yra išmokų mokėjimo tvarka. Ir šiandieną mes tą išmokų mokėjimo tvarką turime labai paprastą. Jeigu žmogus yra sutaupęs mažiau negu 5403 eurai, tai jisai gali atsimti kaip vienkartinę išmoką. Ir tokių šiandieną žmonių dar yra, bet ateityje jų bus vis mažiau ir mažiau ir mažiau, nes ta antroje pakopoje esančio pinigų suma pakankamai greitai didėja. Kitas išmokėjimo būdas yra, kai sukaupta suma yra nuo 5403 eurų 1 cento iki 10 806 eurų 99 centų. Ir šitoje vietoje pinigai nekeliauja į sodros anuitetus, jie lieka pensijų kaupimų fonde ir jie būna perimi į turto išsaugojimo fondus. Ir jums bus išmokamos kiekvieną mėnesį pinigų suma. Ir kaip tos išmokos bus mokamos, tai už tuos pinigus bus nuperkama turto išsaugojimo fondo vienetų kažkoks tai skaičius. Ir tas fondo vienetų skaičius bus padalintas iš 240 arba iš tiek mėnesių, kiek jums liko iki 85 gimtadienio. Ir kiekvieną mėnesį bus parduodama tokia dalis turto išsaugojimo fondo vienetų dalis. Tokia dalis, tai reiškia. Ir jos vertė kis, jinai pagal idėją turėtų didėti maždaug apie 3 procentus per metus. Ir tokiu būdu nuolatos kiekvienais metais jūs turėtumėte gauti vis po truputėlį didesnės išmokas. Iš tikrųjų, kiekvieną mėnesį kažkiek tai svyruoja, bet turėtumėte nuolatos gauti vis didesnę išmoką iš turto išsaugojimo fondo. Keliaukime prie trečio išmokimo būdo, tai jeigu žmogus yra sukaupęs daugiau negu 10 807 eurus. Ir čia kyla klausimas, gali kilti klausimas, ar įmanoma, kad žmogus sukauptų daugiau. Ir čia pateiksim pavyzdį, kad tikrai yra realu, kad žmogus sukauptų daugiau negu 10 897 eurus. Ir paimsim pavyzdį. Žmogus, įsivaizduokime, kaip matėt prieš tai pavyzdėje, uždirba apie 1000 eurų šiandieną, tai vadinasi, jisai gauna 1000 eurų rankas ir jisai į antros pakopos pensinius fondus perveda apie 73 eurus kiekvieną mėnesį. Ir ką mes gaunam? Kad jeigu žmogus kaupia su 5 procentų prieaugų, kas iš tikrųjų nėra jau kažkoks kosmosas, o iš tikrųjų tai yra vidutinė grąža, ir kaupia daugiau negu, ir kaupia 30 metų, tai jisai sukaupia 61 000 eurų. Iš viso įmokų padaro 26 280 eurų, o investicinis prieaugis būna 34 000 eurų. Ir bendroji sumoja 61 000 eurų. Bet kaip matysite Lietuvos banko puslapyje, analizuodami antros pakopos pensinių fondų grąžas, pamatysite, kad 5 procentai tai nėra grąža, kurią duoda antros pakopos pensiniai fondai. Antros pakopos pensiniai fondai duoda didesnę grąžą, todėl tikėtina tikrai sukaupsite ženkliai didesnę pinigų sumą. Taigi, panagrinėkime, jeigu žmogus sukaupė daugiau negu 60 000 eurų. Arba šiame pavyzdėje mes skaičiuosim, kad žmogus sukaupė 60 000 eurų, kaip jau supratai, tai yra visiškai realu. Tai pagal šiandienos įstatymus atrodo taip, kad mes galim rinktis periodinį išmokėjimą, dėja, ne jeigu žmogus yra daugiau sukaupęs negu 60 000 eurų, bet šitoje vietoje žmogus turi keletą pasirinkimų. Tai standartinis anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu ir atidėtas visas anuitetas. Ir truputėlį juos panagrinėkime. Jeigu mes renkamės standartinį anuitetą, 60 000 eurų sukaupę, tai mes tada iš sodros gautumėm 271 eurą 71 centą ir ta suma gali didėti, bet nemažėti. Ir iš tikrųjų sodra irgi investuoja, turi pasidarius fondus, irgi tos pinigus investuoja ir tie pinigai turėtų pagal idėją didinti tam tikrą procentą. Ir ta pinigų suma išmokama visą gyvenimą, tai reiškia iki mirties, bet jeigu jūs mirsite iki 1 mėnesį po pensijos išėjimo, tai gali būti, kad tie pinigai negali būti, o šitų atveju jie bus nepaveldimi ir tie pinigai ir liks sodroje.
Tad šitas man variantas nelabai patinka, nes mes senatvėje nežinom, kaip greitai mirsim, gal labai ilgai gyvensim, o gal iš tikrųjų trumpai pasidžiaugsim tik tai tą senatvę. Ir būtent šitoj vietoj man asmeniškai tai yra, matau kaip didelį riziką, kad galim netekti savo turto. Todėl aš niekam šito standartinio anuiteto ir nerekomenduosiu, bet tai yra tik tai mano nuomonė. Kitas mokėjimas yra standartinis anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu. Ir vėl, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visus pinigus perveda į sodrą ir sodra jums moka 249 eurus 55 centus. Ir šitą išmoką vėl gali didėti, bet nemažėti, nes sodra irgi investuoja pinigus, kažkur juos atideda, jie gauna tam tikrą palūkanų normą ir jie auga. Ir irgi todėl jie gali didėti. Ir būtent šitoje vietoje mokėjimo laikotarpis yra iki 80 metų yra paveldimas. Ir tas paveldėjimas atrodo taip. Kiek išmokų liko iki 80 jūsų gimtadienio, tiek būtent išmokų ir yra paveldima. Jeigu jūs perlipote 80 gimtadienį, tai vadinasi visos kitos įmokos jau yra nepaveldimos, jums mokės iki jūsų gyvenimo pabaigos. Ir tiek, kiek ilgai gyvensit, tiek daug pasimsit iš sodros pinigų. Ir būtent trečias variantas, kuris gali būti, tai kai turi daugiau 60 000 eurų, tai yra atidėtasis anuitetas. Ir būtent šitoj vietoj kas vyksta. Kai pasirinkat atidėtąjį anuitetą, jūs turite nuo 15 iki 10% pervesti į sodrą. Tai reiškia, pensijų kaupimų bendrovėje lieka 85-90% jūsų sukauptų pinigų. Ir ta sukauptų pinigų suma, jinai yra pervedama į turto išsaugomo fondą. Ir turto išsaugomo fonde yra nuperkamas tam tikras turto išsaugomo fondo vienetų skaičius. Ir tas vienetų skaičius yra dalinamas iš mėnesių skaičiaus iki jūsų 85 gimtadienio. Ir būtent, kai padalinamas tas laikotarpis iki 85 gimtadienio, tas turto fondų vienetų skaičius, būtent kiekvieną mėnesį yra parduodamas būtent tokia dalis turto išsaugomo fondo vienetų. Ir kiekvieną mėnesį jums jūsų fondo vienetus parduoda ir jums išmoka būtent į jūsų sąskaitą tam tikrą pinigų sumą. Ir ta suma gali didėti, nes turto išsaugomo fondas, pinigai yra investuojami ir jie turėtų augti apie 3% kiekvienus metus. Ir būtent kas yra svarbiausia, kad ta pinigų suma yra paveldima. Ir tą paveldimą sumą jūs galite ilgiausią laikotarpį išlaikyti iki 85 gimtadienio. Po 85 gimtadienio, kai jau būnat išeikvoję visą turto išsaugomo fondo vienetų skaičių, jums toliau sodra moka pinigus. Ir būtent šitoje vietoje jums mokėtų tik tai 212 eurų pagal tą skaičiavimo šiandieno standartą ir mokėtų iki jūsų mirties. Ir šitoje vietoje, kas yra mano manymu svarbiausia, kad yra išlaikomas ilgiausią laiką yra išlaikomas jūsų turtas, kuris būtų paveldimas jūsų artimiesiems. Tai man asmeniškai, mano nuomonė, šitas atidėtas anuitetas man labiausiai patinka. Plus, kai mes sudedam jį į skaičiuoklę, mes matome, kad pagal prieaugį pervedę nuo 60 000 eurų reikėtų pervesti į sodrą 49 000, tai yra į sodrą reikėtų pervesti daugiau negu 10 000 eurų, o mums liktų 49 794 eurai būtent mūsų sąskaitoje, turto išsaugomo fondo vienetų, ir mums mokėtų 229 eurus kiekvieną mėnesį. Ir jeigu mes išgyvenom visą laikotarpį, tai mums yra išmokama vis dėlto daugiau. Tai 65 744 eurai būtent per mūsų bendra suma per tą 20 metų. Tai vadinasi, taip paprastai paėmus, mes neprarandam pinigų, bet mes už tas 10 000 eurų mes nusiperkam galimybę gyventi ir 120 metų, 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 ir 120 me
gauti iki 120 gimtadienio gauti iš sodros išmokos. Tai mano nuomonė, šiandieną žiūrint į įstatymus, koks yra logiškiausias išmokėjimo būdas, tai yra būtent mano manimu atidėtas anuitetas. Ir šitoj vietoj įdomus dalykas, kadangi ilgai jau domiuosi pensijų sistema, ką atkreipiau dėmesį, kad iki 2019 metų reformos buvo iš tikrųjų prastesnės sąlygos atgaunant pinigus, bet žmonėms mažiau rūpėjo. Bet po 2019 metų, kadangi buvo daug diskusijų viešoje erdvėje apie tos išmokėjimo būdų pakeitimus ir taip toliau, tai žmonės dabar labai nepatenkinti. Bet sugrįžkime prieš tai mano aptartą žinutę, kad šis įrankis neturi pardavėjų ir neturi kas normaliai jums paaiškintų, kodėl taip yra padaryta. Ir nepulkit iš pradžio, ateikit pas manęs, mes galėsim padiskutuoti, aš galėsim jums paaiškinti ir tada gal logiškiau ir atrodys tas pats išmokėjimo būdas ir ta pati sistema. Ar keliaukime toliau, kur galite rasti visą šią informaciją, tai žinoma galite rasti Sodros puslapyje, galite skaičiuoklėse paimti, pažaisti, mes tiesiog ėmėm informaciją iš Sodros puslapio. Ir kas nutiks, jeigu sukaupsi daugiau negu 64 841 eurą, tai ta pinigų suma jums viršpelnis tiesiog bus perėdamas į jūsų sąskaitą kaip vienkartinė išmoka. Tai mes paimsim sukauptą sumą, atimsim tą sumą, maksimali suma, pirkti anuitetą ir bus vienkartinė išmoka. Ir kas yra svarbu dar atkreipti dėmesį, kad išmokų rėžių indeksavimas, tai jisai yra daromas kas 3 metus, atsižvelgiant į vidutinę tų 3 metų infliaciją. Tai vadinasi, kai šita sistema 19 metais buvo paleista, buvo 5 000, 10 000 ir 60 000 ir pagal infliaciją dabar jau yra 5 000 su viršum, 10 000 ten 800 ir 64 000 eurų. Tai būtent dėl infliacijos per pastaruosius 3 metus ir būtent šitoje vietoje tos sumos jos keisis. Taip pat jau Seimo koridoriuose yra kalbama apie pakeitimus ir vėl tam tikros reformos. Bet čia reformos yra sakoma, kad labiau kosmetinės. Tai kas bus atnaujinta, tai kad bus nebe 3 kartus traukiama į pensijų sistemą, bet 1 kartą. Kitas dalykas, tai kad apsisprendimo laikotarpis bus prailgintas, kada jau žmogus pajaus, kad jam sumažėjo atlyginimas į rankas. Tai vadinasi, žmogus, jeigu pastebi, kad jau mokamos yra įmokos į antros pakopos pensinius fondus ir jisai vis dėlto nori nusitraukti, jisai galės per keletą mėnesių dar atsisakyti ir pinigai grįš į jo sąskaitą. Taip pat bus galimybė atsimti kaip vienkartinį išmoką, jeigu žmogus yra sukaupęs iki 10 000 eurų, tos būtent ribos 10 000, kurį indeksuojamas, ir automatiškai įtraukti ne tik nuolatinius Lietuvos gyventojus. Tai vadinasi, tik Lietuvos gyventojus bus įtraukima, kiti žmonės, kitataučiai, jeigu norės, galės patys savarankiškai pradėti kaupti. Ir kartais ir gyvenime nutinka, kad žmonės miršta anksčiau laiko. Ir čia klausia kartais klientais, kas bus su mano pinigais, jeigu netikėtai anksčiau mirčiau negu pensinis amžius. Atsakymas labai paprastas. Šie pinigai yra paveldimi. Ir aš jau iš savo patirties, iš artimos patirties turiu ne vieną atvejį, kada buvo tie pinigai paveldimi ir išmokėti teisėtams paveldėtams. Kas bus, jeigu netekčiau pajamų ar darbo? Tai sukaupti pinigai lieka pensijų fondai, tiesiog nebūtų daromos naujos įmokos. Ir ar visiems reikalinga? Mano nuomonė, visi žmonės, kurie nori pasimti, ką duoda valstybė, tai tegul pasiema, aš imu viską, ką duoda valstybė ir ką galima pasimti. Ir reikalinga, aš manau, mano nuomonė, reikalinga turbūt kokiam 98% lietuvių, gal 95%, nes mes nežinom, kas mūsų ateityje laukia, mes nežinom, kokioje situacijoje mes atsidursime. Ir būtent tai yra garantas tiek mums patiems, tiek valstybei, kad mes ateityje turėsim kažkokią tais pinigų sumą, rezervą, kažkokią tais kapitalą, iš kurio galėtumėm gyventi. Ir tikrai aš manau, kad ateityje mes turėsime dar įdomesnius mechanizmus, kai galėsim tą pinigų sumą užstatyti už tai, kad galėtumėm gauti tam tikras gydymo paslaugas ar į senelių namus galėsime paveldėjimus užrašyti kaip senelių namams, kad jeigu mes toliau gyvenam ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš manau, kad tenais bus įdomių visokių strategijų su tais pinigais, kaip ateityje galėsim elgtis. Ir ar to užteks mūsų ateičiai, to neužteks. Mes žinom, kad iš
sodros mes gausim apie 20-25% buvusių pajamų, iš antros pakopos gausim apie 15% buvusių pajamų ir tai tikrai neužteks mums oriai pensijai, nes neužmirškime, kad sodros pensija vis dėlto netaip greitai didėja kaip mūsų vidutinis darbo užmokestis ir sodros pensija mažėja būtent proporcingai ir būtent neišlaikys tokio aukšto pragyvenimo lygio ateities pensininkai. Tad jeigu norėsit pakalbėti daugiau apie kaupimus, apie savo asmeninius finansus ir kaip tvarkytis, tai galite drąsiai kreiptis į mane ir parašykite man benas@pilipauskas.lt. O ką jums šiandieną po šito viso valandos trukmės video galėčiau pasakyti, netikėkit, ką pasakoju šiame video. Tikinkit visą šitą informaciją, pasižiūrėkit patys, kur kaupiate, pasižiūrėkite Lietuvos banko išrašus apie fondų grąžas, patikrinkit informaciją, patikrinkit šios faktus ir susidarykit savo nuomonę. Jeigu jums trūksta daugiau informacijos ir nori daugiau sužinoti, drąsiai galite kreiptis į mane ir bendrausime būtent šitoj vietoj. O jūs galit man atsidėkodami už šį video tiesiog laikinkit, subscribinkit ir pakomentuokit šį video, ar naudinga buvo ši informacija ir mes susitiksime kitose video. Ačiū, kad žiūrėjai, ačiū už tavo nuomonę, ačiū už laiką, subscribą ir iki kitų susitikimų mano video. Iki.